Sveiki, mielieji. Esu ergoterapeutė ir rytų medicinos žinovė Orinta. Ir šios dienos video norėčiau paskirti tiems, kurie jaučia stresą, nerimą ir baimę. Tikriausiai žinote, kad birželio mėnesį Lietuvoje prasideda abitūros egzaminai. Ir stresą, nerimą, baimę ir dar didelę puokštę kitokių negatyvių emocijų jaučia ne tik abiturientas, bet patikėkite savo kailiu, žinau, ir abituriento tėveliai. Tai ką kita daryti? Masažuoti vienintelį tašką. Be to, šitas taškas ne tik kad padeda nuslopinti trukdančias emocijas, bet ir suaktyvina smegenų veiklą. Koks tai taškas? Tai yra širdies meridianų 7 taškas. Kaip jį rasti? Paimam kairį delną. Su dešiniu pirštu ieškom taško. Jis yra ties mažuoju pirštu ant riešo raukšlės. Ant riešo raukšlės susiraskite mažą kauliuką, riešakaulį, kuris vadinamas žirniniu kaulu. Taškas yra šito kaulo apatiniame vidiniame kampe. Kaip mums jį masažuoti? Uždedam ant taško pirštą, geriausia tai būtų nykštys, giliai įkvepiam ir iškvėpdami spaudžiam. Spaudimas turėtų būti toks įgilinantis, iš pradžių nestipriai, po to stipriau. Įkvėpimo metu nespaudžiam, bet piršto netitraukiam. Taigi dar kartelį įkvepiam ir iškvėpdami spaudžiam. Lygiai taip pat susirandam tašką ir kitoje rankoje. Taip, mažasis pirštas, riešo raukšlė, ant riešo raukšlės susirandam žirninį kaulą ir to kaulo vidiniame apatiniame kampe turim tašką. Dedam nykštį, įkvepiam ir iškvėpimo metu spaudžiam. Įkvėpimo metu nespaudžiam, spaudžiam tik iškvėpimo metu. Kiekvieno taško masažui skiriame po minutę laiko. Minutę laiko kairė ranka, minutę laiko dešinė ranka. Jeigu jūs dar užsimerksite, jeigu jūs įsivaizduosite, kaip išeina ir įeina jūsų kvėpavimas, jeigu jūs įsivaizduosite kažką labai malonaus, tarkim, kaip jūs gaunate baigimo diplomą, kaip viskas jau yra pasibaigę, manau, kad šito masažo efektyvumas bus tik dar didesnis. Iš tikrųjų, tai yra labai paprasta. Pirma, jūs masažuojate tašką, kuris ne tik veikia raminančiai, bet ir stimuliuoja smegenų veiklą. Antra, jūs įjungiate savo gilų kvėpavimą, kuris ne tik tai atnaujina energijos judėjimą jūsų kūne, bet taip pat padeda gauti daugiau deguonies, o daugiau deguonies vėlgi geresnis mąstymas. Jeigu jūs mėgstate eterinius aliejus, tai galima būtų pauostyti citrusinių aliejų kvapus, tarkim citrinos, apelsino, mandarino, kurie ne tik tai truputėlį apslopins kylančias negatyvias emocijas, bet ir suteiks tokios vilties, gyvenimo džiaugsmo ir vėlgi pasaulis nusidažys ryškesnėm spalvom. Šito taško masažas yra labai veiksmingas ne tik tai tiems, kurie laikote egzaminus, bet ir tiems, kurie bijo galbūt kalbėti viešai, kurių laukia kažkoks pokalbis svarbus, galbūt nerimauja dėl ligos ar dėl kažkokios tai sunkesnės gyvenimiškos situacijos. Naudokite jį, masažuokite ir atminkite. Mūsų kūnas turi gebėjimą gydyti pats save. Tai reikia tik tai nepatingėti ir jam padėti. Daugiau informacijos apie šitą tašką galite rasti mano tinklalapyje rytuterapija.lt. Taip pat galite sekti mane
Facebook, YouTube, Instagram paskyrose. Kągi, sėkmės jums, mieli abiturientai, ne tik egzaminų laikotarpiu, bet ir visame ateinančiame jūsų kelyje. Laikykimės, mieli abiturientų tėveliai, ir mokykimės padėti savo savomis rankomis. Ačiū, kad buvote su manim. Iki kito karto.